Aišku, daug žaidžiam, treniruojamės gal kažkiek mažiau, bet viskas sklandžiai vyksta, kaip ir planavom. Kas mažiau žaidžia treniruojasi, kas daugiau žaidžia atsistatinėja. Jeigu jie varžybų silpnesnis keičiamės, tiesiog sudėtį pavarijuojame. Visada norisi pergalių, bet aš manau, šitos varžybos su stipriom komandom, čia Uralas, tai čia aš manau, kad ir tos lygiosios nėra blogiausias variantas ir, vadinkim, šiandien dar ne rezultatas lemia tą, ieškom savo žaidimų, optimalios sudėties, tas lygiosios tenkina, manau, ir vakar dienos varžybos. Tie, kurie vakar žaidė, šiandien turėjo atstatomą treniruotę, o kurie vakar nežaidė, ruošėsi rytdienos varžybom. Tai visos rungtynės yra į naudą, aš manau. Tiek vartininkam atsigauna Armantas. Dar gal kažkaip atitrūkė nuo tos Lietuvos, tokios tų realybių, čia antras mėnesis keliaujam, bet jau reikia prisiminti, aišku, grįšim ant sintetinės dangos vėl. Nuo žolės gal bus kažkiek sunkiau, bet prie visko priprasim vėl, važiuosim.